daug metų, žmogus vis negerbiamas, nekenčiamas vis labiau ir labiau. Buvo toks, žinot, tyrimas atliktas Kauno technologijos universitete seniai, kai nepriklausomybė dar tik tai prasidėjo. Apklausą paklausė darbdavių. Kaip jūs galvojate, žmogus, kada geriausiai jaučiasi, kokia motyvacija jo geriausia, kokiu būdu jam atrodo, kad jam labai smagu dirbti. Darbdavys sako, jam reikia didelės algos. Ten buvo daug išvardinta. Ir paskui paklausė darbuotojų, kas jūs labiausiai motyvuoja dirbti. Jie nepasakė, kad alga. Jie pasakė žmogiškas požiūris į darbuotoją, kad tu nori eiti į darbą, kad tu nebijai, kad ateis tave mobinguoti, kad ateis tave barti, kad tu būsi amžinai kaltas, nors nesi kaltas iš tiesų. Tai va, Lietuvoje reikia šito, kad norėtumėm eiti, norėtumėm būti savo namuose ir nebūtumėm kaltinami, kalti jūs to nepadarėt. Emigrantai išvažiuoja ne tik dėl ekonominių priežasčių. Jie nesijaučia čia žmonėmis. Mes savo namuose nesijaučiam žmonėmis, sutikit su tuo, mes nesijaučiam. Kažkada pagalvojau, kas yra valstybė. Ir kažkaip aš taip galvoju, kad mūsų valdžia susitapatino su valstybė. Valstybė nėra teritorija. Plytas laukas nėra valstybė. Valstybė yra žmonės, kurie yra tenai, toje teritorijoje. Ir tie žmonės, kurie yra teritorijoje, yra valstybė. O tie, kur išrinkti, yra tik tai valdžia. Mes esame valstybė su jumis. Ir čia dabar yra dalis, mažytė dalis mūsų valstybės. Apie pagarbą dar norėčiau priminti, tiesiog norėčiau paskaityti Justino Marcinkevičiaus ketureilį, kuriam irgi, taip sakant, buvo bandoma garbę sugadinti, pasakyti, kad jis ten toks ir kitoks. Netiesa. Bet mes dar, ta karta, kuri augome su Marcinkevičiaus poezija, mes žinome, kas tai buvo per žmogus, mes žinome, kaip jisai mokėjo žiūrėti į ateitį. Ir jo eilutę radau, kelias žodžius. Jie buvo parašyti sovietmečiu dar tada. Be abejo, tie žodžiai buvo skirti tai būsimai laisvei, kuri dabar pas mus yra. Bet tie žodžiai tinka ir dabar. Nes poetas yra jautrios sielos žmogus, gebantis ir galintis žiūrėti į ateitį. Aš jums paskaitysiu, popieriuką naudoju dėl to, kad bijau suklysti, nes jaudinasi. Prabuski, geležie, tik tu gali išreikšti mūsų esmę ir žodį tartum dalgį nuvalyti. Kuo buvome? Kuo esame? Prabuski, geležie. Ir dabar dar... Va, jau prabudom. Tai yra geležis, kuri prabudo. Ir ilgai dar negaiždama, žinot, aš visada mėgstu tokį. Italijoje buvau pas lietuvių bendruomeniai, ten šnekėjomės daug apie visą tai. Kaip lietuviai be dainos? Lietuviai visada bendrystę jaučia dainoje. Taigi, ant kalno klevelis stovėjo, klevelio lapeliai mirgėjo, klevelio lapeliai mirgėjo, klevelio lapeliai mirgėjo, brolis ant žirgelio sėdėjo, brolis ant žirgelio sėdėjo. Bravo, ačiū už bendrystę.